Nepertraukinėk. Ir ponė Minėdė, čia nėra tiesioginis eteris ir visas jūsų pezėjimas čia atsitvaldo situacija bus tiesiog iškriptas velniop, taip kad neužit burnos. Mano bus paliktas, nes aš čia valdau viską. Taigi grįžtant prie klausimą. Aš supratau, kad jisai valdo viską, ne tu? Turit masę gerbėjų. Moterų. Moterų, taip. Kuri yra iš jų didesnė, mama ar jūsų sesuo kokia nors? Pusseserė. Mama ar močiutė? Pusseserė. Pusseserė? Supratau. Mano draugas Radžius, tai turi tokią... Radži? Taip, 50 metę moterį, televizorius rodė, nepavydu. Aš turiu 99,5 metų moterį. Ai! Jau pralenkiai savo sugebėjimais Žilviną Žvagulį. Beje, Žilva, tau linkėjimai, tu nerealu, žinok. Edmundą Kučinską esat perspjovęs. Kada ketinat perspjauti arba bent jau pasiekti tokį lygį kaip Antanas... Simonas Donskovas? Ne, Antanas Nedzinskas. Kas yra truputį geriau gal negu Donskovas, bet... Aš turiu tik tiek pasakyti, čia ne tokia laida, kad čia rimtai kalbėti, bet aš nevertinu atlikėjo, kuris visą laiką perdainuoja svetimas dainas. Ir jeigu yra atlikėjas, tai turi arba jam kurti prodiuseriai, savas dainas, arba jis turi pats kurti. O tasai, kuris perdainuoja, tiesiog yra parodijos teatro meistras. Jūs manote, kad prodiuseriai kūrė muziką? O koks jūsų reikalas iš jūsų? Klausimas toks. Tai klausimas iškilo ir klausimas nusileido. Tai jūs manot, kad tada menedžeriai groja gitarom dar? Taip, o apsauginiai veda laidas. Aš supratau. Jūs, Mindaugai, išpopuliarėjot su viena vienintelė daina. Mums lemta ar nelemta būti Lebronės laidoj. Jausmai, kur apdainavai 20 amžiaus pirmos pusės sunkia Portugalijos reivio dalę. Jų reivės dalį, iš tikrųjų. Ar kada nors sukursi ką nors tokio tautiškesnio, jausmingesnio, kas labiau atitiktų mūsų minėdų tautos dvasią? Tai aš kaip ir minėjau laidos pradžioj, kad bus visiškai nauja daina, aš noriu tave turėti skirtą Patricijai Lebroniai. Mes ją turbūt čia neužgirsime, ne? Taip. Ir tiesiog jinai bus labai labai lėta ir, taip sakant, tau jausmingesnė. Gal netaps Lietuvos himnu? Jinai jau tapo Lietuvos himnu numeris 1. Kiek jums metų yra, turbūt mažai kas žino? 20 metų? Taip. Su kokiu Lietuvos dainininku labiausiai norėtum sudainuoti duetu ir su kokiu nelabiausiai? Su kuo nelabiausiai? Nes kad su jumis nieks nenori, tai mes tai žinom, bet vat jūs kaip. Va čia tu klysti. Tarp kitko. Čia buvo atsakymas į klausimą? Atsakymas yra toks, kad galiu visiems drąsiai pasakyti, kad bus daina su Vytautu Šiškausku, daina Dovanoju tau. Su kuom? Žodžiu, mėgok tu toliau. O labiausiai nenorėčiau sudainuoti tai su Antanu Nedzinsku, parodijos teatro meistru. Nes jis jūsų galva yra ne tas, su kuriuo jūs norėtum sudainuoti. O kas jūs pirmas minėjot, kas toksai? Vytautas Šiškauskas, blūšiau tu. Jis dainininkas yra? Taip. Kur jis dainuoja, kokiai grupiai? Jisai dainuoja solo. Jūs turit labai daug kažkokių pažįstamų savo, bet nepažįstamų mums žmonių savo. Kažkaip taip. Pažiūrėsiu jūs, šiaip kaip ir aiškus atsakymas, bet vis dėlto norėčiau vis tiek užduoti tą klausimą. Kodėl jūs įstojote į Liberaldemokratų partiją? Domina liberaldemokratai, dėl to ir įstojau. Ne, šį kartą suveikė jausmai paksui. Paksėlė, glušiau tu. O kas jumis domina liberaldemokratiniai pačioj minty? Ką jūs ten rado tokio patrauklaus? Kad yra vertinama ne piniginė, o vertinamas yra žmogiškumas. Tikiuosi, jūs girdi Borisovas dabar. Sakykit, o kokie pagrindiniai postulatai, tie banginiai, ant kurių laikosi liberaldemokratija? Aš. Kaip? Taip, taip. Čia vienas buvo. Tipo tu negirdėjai, nenoriu pasakyti. Negirdėjau ko? Nieko, kitas klausimas. Tai koks antras banginis tada? Patricija. Kaip jūs paprastam rinkėjui paaiškintumėt, kodėl jūsų, atsiprašau, ne jūsų, o kito minėto partija yra pati geriausia? Todėl, kad joje esu aš. Matot, aš bijau, kad eiliniam Lietuvos minėdui tas nelabai bus suprantama. Jūs populiaresniais ten duosit... Minėdas yra vienas, tarp kitko, ir prašau, nepainėti čia bėlėkie. Aš kursiu naują partiją už teisingą Europą. Už ką? Už teisingą Europą. Ir ką jinai darys tą partiją?
Privatizuos sodus, kurie nėra privatizuoti šiais laikais. Jūs esate už privačią nuosavybę ar už tarpinę grandį tarp privačios ir valstybinės? Aš už privačią valstybinę. Sakykit, kokį įspūdį jums padarė Paksas kaip Paksas? Kai jūs pirmą kartą pamatėt? Nu, paksišką įspūdį padarė. Aušrina Marija Paviljoninė? Nemačiau dar tos. Kas ten tokia? Jinai yra Aušrinė Marija Paviljoninė. Tai yra Aušrinė ar Marija ar Paviljoninė, aš neskrantu. Matot, būna žmonių su dviem vardais, net jeigu tai yra moteris. Nu tada gal ir susipažinsiu su... Kaip sakyti? Aušrinė... Koks tas vardas iš tikrųjų yra? Marija... Ar rūri, para. Jūs jai tą pasakykit, pažiūrėsim. Žiūrėsim, kaip jinai reaguos. Ponios ir ponai, dabar unikali proga išgirsti paskutinę pagaliau Minėdo dainą. Ne paskutinę, o naujo albumo naują dainą. Ir dabar užsikimškite ausis, atsisėskite patogiai ir Visada įdomiausių momentų, atrakinkit duris. Atėjo dabar ta valanda, ta graži akimirka, kai Minėdas, Mindaugas, sudainuos mums visiems dainą. Taigi, ponas Minėdai, prašom ne peilį, o mikrofoną ir pasidžiaugsim. Ne, palauk, atneškit man vatos. Vatos? Kas turit gal vatos, moteriškės? Gal įklotai nutiks? Vargu. Mano ausis ne tokios didelės. Ne tokios didelės, jūs žinau. Viskas, ko man reikia, tai tavo šiltos akis. Viskas, ko man trūksta, tai tu. Viską atiduočiau už tavo švelnų žvilgsnį. Viską paaukočiau už tai, kad būt kartu. Tu man tokia šalta esi, tu visada labai toli, bet gal suprasi, ką tu vis dar jaučiu, kai tave žiūriu. Aš noriu turėti tave, aš noriu mylėti tave, per naktį bučiuoti tave, su saule užkloti.